Kadangi tavo šiltos yra dainos iš gyvenimo, kodėl tu pasirinkai tokio stiliaus kūrinius kurti? Gal tai nebuvo kažkoks priimtas specialiai sprendimas, kadangi rašau apie savo gyvenimą, apie savo patirtis, tai aš labai džiaugiuosi, kad iš savo tokių kartais net liūdnų, gal skaudžių istorijų pavyksta parašyti dainą. Skausmą perteikti į poeziją ir muziką, tai čia gaunasi viskas savaime, man atrodo, taip kaip turi būti. Na ir gal turbūt tas padeda išsilaisvinti iš tos skausmų? Labai, ne tik skausmą ir tą visą laimę prašyti, kažkaip sudėti viską į dainas ir automatiškai sudėti į tokius prisiminimų stalčiukus, kaip aš sakau. Tai nori prisiminti, ką nors, išsitrauki dainą ir uhu. Tu taip pat dalyvavai tokia muzikinėme projekte X Factorius. Kaip tau sekėsi? Labai senai čia buvo. 5-6 metai atgal. Sekėsi puikiai, viskas yra labai gerai. Buvau dar labai jauna visam šitam dalykui, nežinojau, kur einu. Ir reikėjo psichologiškai labai su savim tvarkytis, bet buvo labai gera patirtis, geras spyris į šikną. Ir kitiems palinkėtų, manau, to pačio pajudėti, kad pajudėtų labiau į priekį dėl šito. Ne tik muzikoje, absoliučiai visiems. Taigi priekį ir daryti tai, kas patinka. Tol, kol tai nekliudo kažkokių kitų žmonių specialiai, daryti absoliučiai viską, nes kodėl ne? You go, kaip sakant. O dar dalyvausis kokiuose muzikiniuose projektuose, kaip Tos balsas ar dar kažkokiuose? Kol kas neplanuoju, kol kas su Dovydas Lazdinis linkėjimai. Su mano draugu produceriu galvojam dabar apie albumą, tai susikaupę esam. Koks yra tavo ritualas prieš koncertus? Ir draugiam aptarti, kad užhypintų, kad viskas bus gerai, turbūt čia tas ritualas, kad... Mano ritualas yra supporto reikia, gal turbūt to tokio, kad viskas bus gerai, you go, tu galėjai toks, kur tai čia mano ritualas turbūt, aš tik manau. Ačiū tau, sėkmės kuriant naujus albumus ir ateinančiuose koncertuose. Ačiū tau. Prašau.